Sveiki, su jumis šiandien aš Aisis ir šiandieną aš jums nusprendžiau parodyti, savo vieną serverį, kuris vadinasi, kaip pasaulio SMP, ir dabar šitam serverį yra viena šalis, kuri turi 5 regionus. Yra pirma Ernio sala, tada antra yra Justijos regionas šitas, aš jums daugiau pasakysiu apie jį, tada yra trečia Kimijos regionas, žodžiu, žinot, kaimai. Ketvirtas yra Kalnijos regionas, ten kur turtingieji gyvena ir šachtininkai. O penktas yra Smetonijos didmiesčio miesto regionas, sostinės šios šalies. Ir va taip gal. Dabar esame Justijos regione. Šita šalis visa su regionas vadinasi Sigma Peninsuloje, kurie yra daug regionų ir šalis pavadinta Sigma Peninsula. Ir kiekvienas regionas turi savo kaip tokį administracinį centrą, išskyrus Kalniją. Ji neturi savo administracinio centro, nes beveik kaip Smetonija jai valdo. Tai jo, galim sakyti. Tai žodžiu, dabar esam Justijos regione. O Justijos regionas turi miestą Justiją. Ir Justijos ir šitos regiono istorija taip. Čia buvo provincija. Vienas Kaimijos regionas čia buvo kažta didžiulis, kuris prieš Kalnijos regioną yra ten į tą pusę, aš jums po to parodys. Ir jis buvo vienas, ir po to toks žmogus Justas įkūrė tokioje čia kaip provincija kaime treidinimo centrą. Ir tame treidinimo centre su daug villagerių įdarbino ir daug žmonių keliavo į šitą vietą, į šitą provinciją. Kol vėliau iš šitos provincijos nusprendėm, kad reikia padaryti tokį kaip miestą. Ne tai, kad didmiestis, žinote, nes Smetonija, jūs pamatysit, koks yra didmiestis. Tiesiog miestas, bet nusprendėm tiesiog įkurti miestą, nes kadangi daug žmonių kėlėsi dėl šitų villagerių treidinimo centro, pusė jų dabar dingai yra čia. Ir žodžiu, bet, tiesiog dėl šito situacijos daug jų persikėlė į šitą vietą, be to reikia įsimiegoti. Kad geriau jums galėčiau aprodyti ir turėčiau daugiau energijos. Žodžiu, va taip. Ir dėl šito daug jų atvyko ir jie kūrėsi. Jiems reikia daugiau vietos, kadangi jie čia gyvena nuolatos ir čia kaip miestas įkūrė. Čia tokie yra kaip darbiniai, tokie kaip parduotuvėlių, tokie kaip būna pastatai, kur parduotuvėlės. Žmonės dar įsirengs, aišku, bet čia jau pastatyti namai jiem, paruošti. Kaip jie prisijungs, kad jie čia tęs savo gyvenimą, kad jie čia įsikurtų parduotuvėlės. Gyvenimas čia turim banką, nes dar nėra įrengtas, bet bus. Dar kol kas neįsim į, tai bus bankas, aišku. Čia turime bažnyčią šio miesto, Justijos, kur žmonės meldžiasi. Čia namai, žinot. Tokio, jie nėra prabangus, jie tiesiog normalūs. Mieste, aišku, brangiau kainuoja 6 deimantai už vieną namą, kadangi čia miestas. Čia bažnyčią turim nedidelį ūkę. Čia galim užeiti ant bažnyčios stogo. Čia bažnyčios varpinė viršui bus, o čia stogelis pažiūrėt, ar netina jokių priešų ir panašiai. Ai, ten dar yra toks mini uostas prieplauka. Va taip. Tai va, reikia užvalgyti biškį, kad turėčiau energijos. Va, dabar turiu daugiau energijos. Tai va, čia yra Justijos miestas. Ten toli yra butai, kur žmonės, kurie nelabai įperka tokių namų savo nuosavų mieste, jie gyvena ten, kiekvienas aukštas kainuoja po 4 deimantus, biškį pigiau. Bet neklausiu, kodėl beveik tokia pati kaina yra, nes juose yra daug ploto. Bet ir jie nėra nuosavi, bet kiekvienas aukštas turi gana didelį plotą. Va taip. Tada keliausim iš šito regiono, Justijos regiono. Kur čia pramonė, čia žmonės gali savo kaip verslas, visokias pažyminės bazės kurti, visokias tokias kaip industrija, pramonė, tai čia Justijos, žodžiu, regionas atitinka tam. Dabar eisim į Kaimijos regioną. O Ernio salą galbūt parodys kitam video, nes tikriausiai
šitas visas, šita šalis man reikalauja, kad aš įkelčiau 3 video, nes aš nespėsiu aprodyti. Ta šalis yra milžiniška. Tai tas yra. Ką, jau nedaug liko iki mūsų kaimijos regiono. Va. Kaimijos regionas yra to žymus, kad turi savo stadioną. O tai yra dėl to, kad kaimuose žmonės augina bulius ir čia vyksta dažniausiai gyvūnų bulių kovos, kadangi, kaip Meksikoje panašiai. Ir Smetonijoje galėjo mieste pastatyti, kadangi Smetonijos didmiestis turi, jūs pamatysit, tas kaip pusiasalis daug laukų turi labai, turi nemažai tokios kaip ne miesto teritorijos, bet užmiesčio teritorijos, bet tai yra tas pats miesto regionas, bet turi kokie 20% laukų ten, kur galėjo būti šitas stadionas, didmiesčio sostinės regione to šalies, tačiau nusprendėm, kad čia, nes kadangi kaimija gauna daugiau lėšų, o Smetonija gauna, jas visas praleidžia gyventojams, kadangi ten yra problemų su populiacija, žinot. Tai va, turim tokį stadioną. Čia bėgimo takelis, čia įsibėgėti ir šokti toli. Čia gerai, kad stogą turim. Čia vaikštai ir gali žiūrėti, tai žodžiu, nesakysiu funkcijų, nes jūs patys matot, kad šitas stadionas daugia funkcijas yra. Čia ne tik gali būti bėgimo varžybos, čia gali būti kažkoks, atlikėjas gali ten koncertuoti ar kažkokį performansą daryti, daug ką gali. Dabar aš jums parodysiu, kaip aš prieisiu kitą vietą. Tai bus kaimijos regiono, čia kur yra kaimai, tokia kaip gyvenvietė, provincijos ir tas miestelis yra atsakingas už tą regioną. Ką, dabar aš pasiekiau. Čia gana tolokai buvo paeiti iki šito kaimijos regiono miestelio pagrindinio, čia tokia kaip gyvenvietė. Kaimai čia aplinkui būna, kaip plėriai būna aktyvus, bet dabar jų nėra. Tikriausiai plėriai, kai palieka žaidimą, įsigrauna to kaimą, nežinau. Bet čia, jūs tikrai surasit kaimą kažkokį. Kaip daržinės ar kažką, daržus aplinkui pavaikščiotų. Nes čia yra kaimijos regionas, kuriame dažniausiai žmonės augina daržovės ir panašiai. Čia šitas miestelis yra atsakingas, už visą regioną saugojimą. Ta miestelėje būtent atvyksta visokie svečiai, kurie aplanko kaimijos daržus, ten pažiūri, ten koks ten derlius ant kiek geras, arba kiek erdvės galbūt jų kompanijom galėtų duoti šitas regionas. Žinot, kaip čia pasakyti? Aš nežinau, kaip čia pasakyti. Toks kaip roleplay gyvenimas. Gali pasirinkoti, nori būti. Jie nori būtent dirbti prie pramonės, renkiesi Justijos regioną, jie nori prie kaimijos regioną, jie nori būti šachtininkas. Šachtininkai dažniausiai turi labai gerus atlyginimus, bet labai sunku ten po urvus kapstytis reikia. Jie gauna gana daug ir ten užtat daug gyvena turtingųjų Kalnijos regione. Pamatysit, čia yra sugriuvusi gyvenvietė. Joje čia buvo daržų, bet čia buvo kažkoks susipykimas, kad šitą gyvenvietę tiesiog sugriuvo, nes plėriai čia degino, rausė ją visą, nekojo, ir va taip. Žodžiu, dabar biški problemos su maistu, aš jums biški pauzę turiu padaryti. Alkio krizė ištaisyta, dabar čia yra, aišku, čia mes jau esam Kalnijos regione ir čia prasideda pirmoji šachta. Čia toks Timas, Kalnijos regiono turtuolis, nusprendė įsirengti savo gyvenvietę po apačią, o namus ir ten šachtos giliai. Tai va, čia prasideda šachtų regionas. Žodžiu, pusantra serija, čia buvo pirma serija. Tai geras.